Labą dieną. Galvoju, reikia pafilmuoti mano pasiruošimą į treniruotės. Šeštadienį treniruotė vyks vėl Klaipėdos autodrome. Mano planelis šiandien yra toks, kad pasikeisti ratus, nuvežti Tomukui sumontuoti. Nusipirkom naujas padangas, kažkokias, nežinau, neatsimenu net pavadinimo, nes zestinkių vis dar nėra. Norėjau zestinkių, bet nėra kaip gauti. Tai nusipirkau kažkokias. Tai vešim pas Tomuką sumontuot. Turbūt montuos rytoj. Tai šiandien tik tai užsidėsiu kitus ratus. Ir šituos nuvešiu. 17, 205, 40 bus. Su šrotu važiavau 225, KM 5. Čia aišku Davidovo pasižymėjimas. Tai va, ir ką mes dar darysim? Tai darysim po kapotų. Po kapotų darysim reikalus. O po kapotų bus, tiksliau, atsirado bėdelė bestovint mašinai. Užsikūriau kažkurią dieną, ogi žiūriu, kad purkštukas leidžia benzą. Tai nusipirkau visus oringiukus ir virštinius ir apatinius. Bandysim pasikeisti visus oringus. Oro sąlygos pačias geriausias, aišku. Lyja. Purškė, tiksliau. O mano garažas yra kabrioletas. Tai taip ir gyvenam. Kabrioletas, mano garažas, kabrioletas. Nu bet kažkada gal... tu. O tu juokauji. Kas šiek tiek užveži, tas vats, ką? Kažkada pastatysim ir garažą. Ir bus gal gerai. Dėl balsavimo taip ir neišsiaiškinau. Važiuojam taip kol kas ir nesukam galvos. Tikėjomės, kad Patrikas spės susirinkt savo Nissaną. Buvo jau atvažiavęs žmogus metint, bet trūko, sakė, dviejų daviklių kažkokių mašinų. Varikliai. Šiandien turi atvažiuoti antras daviklis. Turi pasijungti ir lygtai galbūt šeštadienį metint. Tai Patriko turbūt nebus. Nu, bet svarbu, žmogus pasileistų tą Nissaną savo. Nes jau pravargo, tai belė kiek. Sušerta. Bandysim dar nudažyti stipinus. Rūžavai. Nesulaužiu. Tiem ratam nėra žiedų, bet mums dzin. Nes tik pastovėti. Ir dar plius nauji varžtai ilgesni, nes ratai kažkokie įdomus. Ir etas 15, 7,5 J. Tai biški kažkaip giliai ten, gilus tas. Tas kažkas, nežinau kaip pavadinti. Girk. Skaitos ratus nudažiau bronzą. O dabar kas? Trydalas. Kažkaip neveikia. Blogai veikia, spalva blunka. Nežinau kaip dažyti. Norisi. Nežinau iš vis spalvų derinių, ką gero būtų prie mėlynos. Sunku įsivaizduoti. Kažką sugalvosim. Jau esam liverį kaip ir išsirinkę visi vienodą. Gal tik tai skirtis spalvos. Kažkaip reikia įkomponuoti dar logotipą mūsų. Ir būsim gražus visi. Nu vo.
šiaip fitucha, kaip 16 ratų, tai labai gera. Be jokių rastafkių, be nieko. Fitucha. Koksai brolis, šito brolis, mėlynos spalvos. O čia įsivaizduokite, kad yra garažas kažkada būsimas. Gal kam slenkščių? Jo, būsimas garažas, bet dar metrą ilgės, tai bus 6 ant 7. Gal ir neblogai visai bus. Nu. Gerai, sakė, tiesiog reikia traukti. O kaip užtraukti? Kaip užtraukti, aš nežinau. Nesuardęs. Asals vaštus reikia atsukti. Va tai tau. Pažiūrėsim, ar gausis kas nors, ar nesigaus. Girdi? Suskiau. Nori pyktis, matau, ne? Nori pyktis. O, nenori, sakė. Atsiprašė. Čia yra... Nežinau. Aišku, kad 10. Reikia nepamesti varžtų. Vis kažkas išlenda. Per pirmą trefkę pradėjo, po kelių ranų pradėjo smirdėti. Tokiu kažkokiu tepalu. Nu galvoju, kas čia. Ogi pasižiūriu, kad per dangtelio tarpinę leidžia. Būtent ten, kur nueina kelnės. Tai... Nu, ten užsidangščiau skuduriukais ir panašiai ir suvažiavau tą trefkę, tada nusipirkau tarpinę, pasikeičiau. Ir ką jūs galvojat? Išlėkiau į antrą trefkę. Antrojo trefkiai pralėkiau irgi kokius 5 randus. Grįžtu į pietus, galvoju, reikia pažiūrėti po kapotų, kas gera. Augi ten sako, labą dieną, viskas apsitepelavė, nes dangtelio varžtų tarpinės nebuvo pakeistas. Ir pradėjo leisti. Ir ne tik dėl to, šiaip pagrindinė problema buvo, kad ant vieno varžto nebuvo šaibos, kuri prispaudžia tarpinę. Tai pitose padėjo geri žmogeliai ir davė šaibą. Reikėjo, aišku, pasimodinti, biškį pasimažinti, pasididinti, tiksliau vidinę skylę ir viskas. Bet paskui, aišku, pasikeičiau į naujas tarpinikės, o pasikeitęs į naujas tarpinikės, va dabar gerai, kad pasižiūrėjau prieš trefkę, pamačiau tiksliau netyčia, kaip visku, kad bėga benzas, tai gal nebekils problemyčių, ką, kaip manot? Kodėl tu taip darai? Gal reikėtų nusimti reilą ir tada traukti po vieną. Svarbiausia yra nepamesti. Jeigu pamesti ir nerasi, tada mūsų treniruotė galas. Nusukis. Deivis jau susitvarkė savo kreivą ratą. Liko pasidaryti suvedimą ir susimontuoti padangas. Ir irgi lėks. Opa. Visi 6 yra. Kleba. Opa, benzin. O benzin, sako, good. Dabar tik nerūkykit nieks. Ok. Įdomiai. Na, šitraukė su 2 purkštukais. Čia. Orengiukas čia. Čia, o ten liko ten. Na gerai. Jeigu jau taip, reikėtų skuduriuką, ne, pasidėti gražiai kažkaip. Patį gražiausią, švariausią skuduriuką. Va. 1, 2, 3. O kur tą vieną padėjau? Čia. Ramiai. Opa. Nu gerai. Benzin bėga. Reikia žiūrėti orengiukus, ką mes čia gavom, ar tiks. Tikėkime, kad tiks. Labai įdomi supakuoti. 3
Čia maišelis maišelį, o maišelyje oringai. Vieni storesni, kiti plonesni. Nepatinka man tas lietus baisiai. Kodėl? O, susidėsim į lavazą. Lavazą Espresso Italiano. Čia yra viena. Opa. Čia yra dvi. Barška tai kaip neguminė. Kas čia per garsai? Aha, dar yra eilė likę kiek? 3 gumos. Kur tie oringai, jeigu aš nematau? Nėr. Ir. Dinga vienas. Dinga. Va, matau, radau. Yra, gerai, kad neįkrito į koliką. Tik čia. Kur tu ten lendi? Uich tu, vėl bus neįkrita. Dar labiau baisiau. Va taip, 5. Nu gerai, tai tą irgi galim keisti, jeigu ramu visi. O, ką jau apsilaflinės. Oi. Kaip gražiai. Nu, tikėkimės nebeleisiu, ne? Kažkaip, nežinau, praeitą sezoną, kiek važiavau, gal 5 trefkės tik tai. Tai nebuvo, jokių kasiakų. Nieką nereikėtų tarkyti. Nu, išskyrus šoną. Ir pusę šio varštą nutrūkę buvo. Ir daugiau viskas. O dabar? Tai ta. Čia, aišku, nieks nesifiksuos tiesiog. Reikia sukti varžtus į viskas, ne? Turbūt. Fiksuojas. Fiksuojas, draugai, myli mano. Taip, kaip dabar čia. Šitai, čia, taip. Na gerai. Jeigu šitaip reikia daryti, tai darom taip. Mėgstu aš pradžiai padaryti kaip nors ne taip, kaip reikia. Paskui jau grįžti padaryti taip, kaip reikia. Bandau kurti, paimu kamerą, kad nebūtų cirkų. Papumpuojam. Klausimas, ar neleis? Nu gerai. Tegul padirba, pažiūrėsim. Benzin. Nepatinka. Galvojat, ar padėjo, ar nepadėjo? Ar leidžia, ar neleidžia, ką? Mano akim tai leidžia. Ten yra šlapia. Specialist good. Nu ką, važiuojam pas Tomuką. Paliksim ratus ir padangas. Ogi ten vis dėlto leidžia tas purkštukas. Tai turbūt iš korpuso atrodo, tai važiuoju tuo pačiu ir pas Deivį, pasimsim iš Deivio purkštuką, bet lyg kažką minėjo, kad ten yra vieno oringo purkštukas. Tai nežinau, ar tiks, ar netiks, pažiūrėsiu, kai pasimsiu. Kažkas į temą ar nelabai, gal tiesiog nėra to oringo, o gal nesideda visai, tada keičiasi planas, tada važiuoju į Kevaldo, paimti keletą daiktų Aurelijaus ir nuvežti Aurelijui daiktus ir pasimti iš Aurelijaus purkštuką. Tai va taip, biški. Neturėjo tai būt, rytoj laiko neturiu tvarkytis, darytis kažką, tai užmiršau ir benzą bačiokus pasimti, benzą įsipilt. Nu, kažkada rytoj terpsim tada. Tikėkimės, kad pakeits purkštuką, bus viskas gerai. Atvažiavom pas Deivį. Deivis miega, nes vargšiukui darbą naktį. Va tai būna, kai neatostogauju, kaip aš pavyzdžiui.
Tyliai. Ai, nu, čia visą davė, visą paliuku. Tiks, viskas liuks. Ledas. Gerai, pas Aurelijų nevažiuosim. Čia yra tokie patys, matau, purkštukai kaip ir pas mane. Cool. Nu tai gerai. Viskas turi tiekt. Deivis sako vieno oringo, nes, nu aišku, nes iš reilo neišimta, o dar vienas oringas yra į reilą, kur kišasi. Tai viskas turėtų būti gerai, aš manau. Patiks, persidėsim oringiuką, pasikeisim purkštuką ir pažiūrėsim. Tikrai Aurelis nelepina. Šlapia, lyja, purškia, tai nebelyja, tai vėl lyja. Ir vienu žodžiu, nieko gero. Bet jeigu nepasikeis orų prognozė, tai turėtų būti labai geras oras šeštadienį. 27 laipsniai šilumos. Gal net per gerą, sakyčiau, biški karšta turėtų būti važiuoti ilgom rankuojam ir ilgom kelnėm, ne šortais, kelnėm. Nu, tai kažkaip išgyvensim, išmirksim savo sultyse, kaip sakoma. Hello, drift car. Tomuko drift caras, va. Gaila nevažiuos Tomukus šeštadienį. A jūs įsivaizduojat, kad aš su Audinė važinėsiu. Audi. Jėzu, kas per laikai. Nu ką, užsikraunam. Padangytė sumontuotos. Šuniuks inspekciją daro. Pifai, labas sakyk. Labas, duok labas. Taip. Reilas su purkštukais. Geri bus, Pifai. Neleis benzą, kaip sakai. Tai va, pasikeičiam ratukus ir einam vėl tada bandyt keist purkštuką. Dirba, jau gerai. Savižudis biškį. Kol kas atrodo sausa. Pažiūrim kitus. Nu kaip ir gerai. Gerai, tegul padirba. Pažiūrėsim, ką sakys. Nu tai sveiki. Šiandien ką padarėm? Daviau žmonai pasireikšti vėl. Tai pradžiai padarėm šitaip. Nudažėm 2 stipinukus. Va, 2 stipinukus toj pusėj, 2 anoj. Rūžava spalva. Aš esu patenkinęs, žmona sakė, kad aš per nesąmonę. Paaiškinau, kam reikia ir panašiai. Tai čia dar biškį rūžavos kaldos turim. Bet paskui ką nusprendėm padaryti? Nudažyti ir priekinius ratus iš naujo, kadangi jau buvo nebegražus, kaip ir tie galiniai, aišku, bet galinius taip ir palikau, nes iš pradžių nudažėm taip, paskui sugalvojau, kad gal ir priekį reikia. Tai priekis va koksai kosminis. Šiaip tai man tai žiauriai gerai atrodo. Čia kažkas į temą su kapotu. Nupėckeliavom. Aš irgi biškį prisidėjau, bet pagrindas tai žmonos įdirbis. Čia dėl to įrodžiau, jos puslapis. Ir šiaip kaip ir viskas gerai, purkštukas nebeleidžia. Šmutkės sudėtus. Esu pasiruošęs, galėsim lėkt. Rytoj jau ta diena, kai važiuosim į autodromą, prasilėksim, pasižiūrėsim kaip naujas padangėlės, pasibandysim, aišku, apsišildysim, kokius 2-3 ranus padarysim, padėsim į šoną, duosim atvėst, važiuosim tada su šrotu, kaip ir visada iki šiol. Čia yra
InnoSmile odontologijos klinika Klaipėdoj. Pati geriausia klinika pasauly. Tai prašom apsilankyti, susitvarkyti, pasitikrinti, pasidaryti burnos higieną ir panašiai. Rekomenduoju, labai gera. Tai tiek žinių. Susitinkam rytoj.